Lapkričio 26-27 dienomis liuksemburgiečius, miesto svečius bei aplinkinių regionų gyventojus ir vėl sukvietė kasmetinė tradicinė prieškalėdinė labdaros mugė Bazaar International. Kas pėsti, kas automobiliais, visi skubėjo į Kirchbergo rajone įsikūrusius parodų rūmus Liuksexpo, kur ir vyko viena populiariausių švenčių Liuksemburge. Puikiai atmosfera, daug žmonių, labai daug iš tiesų stendų, daug daugiau negu galvojam. Skani gira, cepelinai, balandėliai ir šalia mūsų labai daug egzotikos. Burundis, Šri Lanka ir viskas kitkas. Tačiau linkėjimai iš Liuksemburgo. Labdaros mugės Bazaar International nekantriai laukia ne tik vietiniai, bet ir imigrantai iš svečių šalių, mugėje pristatantis savo šalies kultūrą, valgius, tradicinius meno dirbinius. Šiųmečiame renginyje lankytojai galėjo išvysti net 61 stendą. To itin džiaugiasi mugės organizatoriai, kurių pagrindinis tikslas – į šventę privilioti kuo daugiau savo šalį bei jos kultūrą pristatyti norinčių imigrantų. Jau 5 metai mes organizuojame labdaringą kalėdinę Bazaar International mugę čia Liuksemburge su 3 Baltijos šalim – Lietuva, Latvija ir Estija. Daugelis žmonių sugrįžta kiekvienais metais prie to pačio stendo, perka tas pačias prekes ir grįžta vėl ir vėl. Taipogi, aišku, paragauti lietuviško alaus, HBH alaus, Rados virtuvės skanėstų, balandėlių, cepelinų. Žmonės visi labai patenkinti. Į vieną didžiausių mugių vakarų Europoje kas metų sukantys lankytojai žino, kad neišvykdami į savo miesto, vienoje vietoje galės ne tik aplankyti įvairiausius kraštus, paragauti gardžių tų kraštų patiekalų, įmantrių gėrimų, nusipirkti originalių suvenyrų bei kalėdinių dovanėlių, bet ir visą tai darydami surinkti lėšų labdaros fondui, kuris vėliau paramą paskirstys mugės organizacinio komiteto narių ir stendų savanorių atrinktoms finansų stokojančioms organizacijoms. Mūsų stendas klesti vis daugiau ir daugiau kiekvienais metais ir Bazaaro komitetas labai patenkintas ir skatina visus savanorius, kurių mes turime tikrai daug čia Liuksemburge. Tai yra tikrai šaunus, geras, labdaringas projektas Liuksemburge. Labdaros mugė Bazaar International puikus pavyzdys, kaip vienoje vietoje gali sėkmingai bendradarbiauti gausus būrys įvairaus amžiaus, įvairių konfesijų bei įvairių tautų atstovai. Labai džiaugiamės, kad į Bazaar International savanorystės veiklą įsitraukia labai daug Liuksemburgo lietuvių bendruomenės narių ir kad stendas savotiškai mūsų suvienyje. Patikėkit, yra tiek daug savanorių, kurie ateina, gamina balandėlius, cepelinus ir labai noriai juos parduoda. Žmonės supranta, kad tai yra labdaros tikslais. Aišku, nėra paprasta, nėra lengva prisišaukti kažką 6 valandą ryto šeštadienį, kaip po penktadienį taip norėtųsi pamiegoti. Bet turime moterų, ypač vyresnio amžiaus, labai didelių entuziasčių, kurios ir padeda virtuvėje ir paskui noriai dalyvauja stendo veikloje toliau. Aišku, dirbame abi dienas ir nuostabu, kad bendruomenė vienijasi tokiais kilniais tikslais. Labai džiaugiamės atvykstančiais į stendą ir nors labai vargina ta veikla, bet po 2 dienų viskas pasimiršta, tas nuovargis pasimiršta ir lieka tik tai moralinis pasitenkinimas. Visus mugės savanorius vienija bendras tikslas – ištiesti pagalbos ranką, pasidalyti gerumu. O šventės lankytojai, paklausti, kodėl čia užsuko, su šypsena atsako – dėl gražaus tikslo.